Tai jau kaip pristatė, esu Jurgita ir jau 10 metų padedu kartu su komanda organizacijoms ieškoti jiems taip reikalingų darbuotojų. Tai šiandien ir noriu su jumis pasidalinti paskutinėmis tendencijomis, kas vyksta darbo rinkoje. Per tą 10 metų matėm labai daug visko, iš tikrųjų rinka išgyveno ir pakilimus ir nuopolius. Šiandien vėl turim, matyt, visi patvirtins labai didelę dinamiką rinkoje. Mes prieš metus atidarę biurą Londone, stengiamės ir iš ten pasiimti gerasias praktikas ir taip pat dalintis su jumis, su visais čia Lietuvoje. Tai ir kalbėsiu apie pagrindinės tendencijas, kas vyksta vakarų Europoje, be abejo, jau ir pas mus. Ir tuo pačiu tikiuosi, kad ir jūs kažką naujo galbūt sužinosite, kažkokių įžvalgų parsinešit. Tai pagrindinės tos tendencijos iš tos personalo HR rinkos, tai visų pirma, tai labai ilgėja darbuotojų darbinimo trukmė. Nežinau, kiek iš jūsų teko susidurti ir dažnai tenka girdėti iš klientų, kad programuotojo ieškome jau 6 mėnesius, ar ten vadovo ieškome jau 9 mėnesius, ar ne, tai ta trukmė jinai ilgėja. Labai stipriai daugėja paieškos kanalų ir taip pat auga darbuotojų kaita. Tai reiškia, kad vieno darbuotojo išdirbimo laikas jisai trumpėja. Tai ir kalbėsim, kaip greičiau ir sėkmingiau įdarbinti, tada kaip vis tik suradus tuos darbuotojus, kadangi juos tampa vis galbūt lengviau surasti, kaip tada juos pritraukti ir kaip tada išsaugoti ir užtikrinti tą darbuotojų efektyvumą. Tai kalbant apie tą pirmąją tendenciją, visų pirma, labai svarbu visiems patiems savo atsakyti į klausimą, kokia ta rinkos situacija yra šiandien. Ir ar mes gyvename kandidatų pertekliaus laikotarpiu ir galbūt dar yra rinkų, kur tų kandidatų yra ir, kaip seniau sakydavo, eilė už durų stovi. Ar vis tik jūs dirbate srityje, kur yra kandidatų trūkumas. Nes priklausomai nuo to reikėtų rinktis ir pačią paieškos strategiją. Tai kokią jūs ją renkatės? Mes skirstome, kad yra didelės talentų pasiūlos strategija, tai yra standartiniai tie darbo skelbimai, kurie yra talpinami darbo paieškos portaluose. Turiu jūs nuliūdinti, tik apie 17% visos darbo rinkos yra laikoma aktyvūs kandidatai. Tai reiškia, tik tai 17 iš 100 dirbančių žmonių apskritai atsidaro darbo paieškos portalus. Tokiu atveju mes matome tik tai labai mažą fragmentą visos rinkos. Dažnai mūsų klientai sako, nėra gerų darbuotojų. Ar ne? Nes negavo gerų CV, nesusitiko gerų kandidatų interviu metu. Tai iš tikrųjų, matyt, ta dalis reprezentuoja tik tai labai mažą fragmentą. Talentų trūkumo strategija yra visai kitokia, ar ne? Čia mes jau orientuojamės į pasyvius kandidatus ir kaip tada mes juos pasieksime. Jeigu jie neskaito darbo paieškos portalų, reikia naudoti visai kitus kanalus, ar ne? Reikia jau tada ne tik tai juos surasti, bet ir užnorinti, juos sumotyvuoti, aplikuoti tam tikrą poziciją, ar ne? Tai apie tai daugiau ir pakalbėsime. Kokia ta trukmė vis tik? Tai jeigu 10 metais buvo skaičiuojama, kad vidutinė darbuotojo paieškos trukmė yra apie 10 dienų, šiandien dienai jos yra apie 30 dienų, tas labai didelis yra skirtumas. Dėl ko? Labai dažnai būtent yra pradedama nuo aktyvių kandidatų paieškos, nieko ten neradus, tada einame į pasyvių kandidatų paiešką. Tas procesas labai ilgai užtrunka. Labai daug organizacijų turi gana ištestus pačius atrankos procesus. Ir čia įdėjau tokią skaidrę, atsiprašau už kokybę, kažkaip išdidinus nelabai matosi, kaip keičiasi kandidatų motyvacija pradėjus dalyvauti tam tikroje atrankoje. Tai pirmiausia, ar ne, jinai prasideda
Nešviečia nieko. Prasideda ir kyla, sužinojus daugiau apie poziciją, išsiuntus CV ar ne, ir suaplikavus. Didžiausia motivacija kandidato būna po to antrojo susitikimo. Aš kalbu apie standartinį kažkokį statistinį atvejį, ar ne. Dažniausiai antras susitikimas būna jau su tiesioginiu vadovu, kada žmogus jau tikrai laukia, po to susitikimo jau laukia kažkokio pasiūlymo. Deja, dažnai tas procesas užtrunka. Ir kaip matom, ta motivacija mažėja, tai optimalus pateikimas kandidatų pasiūlymo yra laikoma apie 10 dienų ir nuo to laiko jau ta motivacija krenta. Tai kas atsitinka, geriausi mūsų kandidatai, jie dažniausiai dalyvauja keliose paieškose ir dažnai gavę ankstesnį pasiūlymą kažkur nueina. Tai labai juokingas paradoksas, ar ne, siekdami didesnės paslaugų atrankos kokybės, ilginame patį procesą, bet tuo pačiu netenkame geriausių kandidatų. Tai kokybė kaip ir krenta, ar ne? Tai va tą labai svarbu suvokti, kad nebūtinai ilgesnė paieška yra ir efektyvesnė arba kokybiškesnė paieška. Kas dar, kaip mes ar matuojame apskritai atrankos kokybę? Labai daug įmonių, vis tik ypač Lietuvoje, mes turėjome vasario mėnesį tokį renginį personalo vadovam ir supratom, kad didžioji dalis įmonių Lietuvoje niekaip nematuoja personalo atrankos kokybės. Nei klausia, ta prasme, kažkokio rodiklio nėra. Čia pateikiu europinę statistiką iš LinkedIno metinės apžvalgos. Kas dar labai svarbu atrankos procese, taip pat ir suvokti, kad kokybiškas pats atrankos procesas labai susijęs ir su kandidatų patyrimu. Tikriausiai daugam iš jūsų tekę girdėti tokį terminą kaip klientų patyrimas arba vartotojų patyrimas, ar ne, user experience online erdvėj. Tai mes rekrutmente naudojam tokį terminą kaip kandidatų patyrimas. Tai reiškia, kaip kandidatas jaučiasi pačios atrankos metu ir nuo to labai daug kas priklauso. Man labiausiai patinkantis yra antras punktas šitoje apklausoje, tai 32% kandidatų nepatenkintų atrankos procesu, arba čia labai konkrečiai vardinta negavę grįžtamojo ryšio, buvo linkę nepirkti tos įmonės produkcijos, ar ne, paslaugų arba produkcijos. Tai jūsų atrankos procesas įtakoja ne tik jūsų darbuotojų arba kokybę ir darbo kaip darbdavio įvaizdį, bet taip pat ir jūsų pardavimus tam tikrą prasme, ar ne? Dėl to tą labai svarbu suvokti ir atkreipti dėmesį ne tik į tą trukmę, kaip jau kalbėjom, bet ir į tai, kaip jūs esat pristatoma, kaip organizacija, kaip jūs atrodote tiem potencialiem kandidatam ir ar jie norės pas jūs dirbti ar nenorės. Einant prie antrosios tendencijos, kai daugėja tų paieškos kanalų. Šiandien mes daug girdime ir iš klientų, kadangi mes dirbam kaip konsultacinė kompanija, tai yra padedam įmonėms surasti darbuotojus, dažnai girdim tokių frazių, kad tai yra LinkedInas, yra Facebookas, mes patys susirasim, ar ne? Tada atsiranda kitas iššūkis. Kadangi visoms įmonėms yra lengviau surasti tuos darbuotojus, tai tie darbuotojai gauna daugiau darbo pasiūlymų. Ir tada jie renkasi, ar ne? Aš labai gerai atsimenu laikus, kai pradėjau darbuotis 2006 metais ir kaip vadinam, medžiodavom, ar ne? Tai pasiėmi telefonų knygą, atsidarai įmonių telefonų, skambini sekretoriai ir sakai, labą dieną, gal galima būtų kalbėti su jūsų ten pardavimų vadovu. Ir tokiu būdu tu tą žmogų surandi ir jį kalbini. Šiandien dienai, aišku, taip niekas nebedaro, nes beveik visi mes jau esame socialinėje erdvėje ir mus surasti paprasčiau. Tai jeigu seniau buvo privalumas tai, kad kozirį rankoje turėjo tas, kuris galėjo greičiau surasti, tai šiandien dienai taip nėra, nes surasti gali visi. Tada atsiranda kitas, sakykime, sunkumas ar iššūkis pritraukti darbuotojus. Tai jeigu kalbant šiek tiek irgi apie statistiką,
Čia kalbu apie vakarų Europos praktiką, tai jau gana didelė dalis labai aktyviai naudoja socialinius tinklus darbuotojų tiek pritraukimui, tiek paieškai. Tuo tarpu beveik 70% darbuotojų galvoja, kad tie tinklai nėra išnaudojami pilnai. Nežinau, kiek iš jūsų šiandien jau turite Facebooko arba LinkedIno karjeros puslapius. Tai aišku, mažoms organizacijoms galbūt tai nėra tiek aktualu, tuo tarpu didesnėse organizacijose labai svarbu turėti tą jau kanalą. Ir kaip matom, 80% žmonių darbuotojų naudoja paieškai, ar ne? Naudoja paieškai tuos kanalus ir vėlgi mano, kad darbdaviai neišnaudoja socialinių tinklų darbdavio įvaizdžio kūrimui. Tai reiškia, nekomunikuoja pastoviai per socialinius tinklus, kaip gera yra ten dirbti, kas vyksta pas juos ir panašiai. Kaip vėlgi apie paiešką kalbant, nežinau, kiek iš jūsų tekę susidurti su Booleanu. Aš čia tik įdėjau pavyzdį, kaip dirba mūsų PeopleLink sourcingo specialistai, talentų paieškos specialistai. Tai yra formulės, kurios yra vedamos į LinkedIną. Ir tokiu būdu yra išmetamas sąrašas žmonių, kuriuos toliau galima jau kalbinti ir ieškoti. Taip pat technologijų naudojimas paieškoje, jo reikšmė irgi labai stipriai didėja ir tikrai personalo specialistam arba vadovam, jeigu jūs esat pats samdantis vadovas, kuris ieško darbuotojų, prireikia vis daugiau įgūdžių susirasti tam jau gausybėje duomenų tuos reikiamus žmonės. Aš dažnai labai sakau, kad rekrutmentas, aš panaudoju anglišką žodį, nes lietuviškas žodis ne visai atitinka, mes įpratę vadinti personalo atranka. Tai pati reikšmė labai stipriai skiriasi, nes žodis rekrutmentas yra kilęs iš amerikiečių karybos pradžios, kai buvo einama per miestus, miestelius ir taip vadinama rekrutinami tie kareiviai, ar ne? Tai buvo labai aktyvi paieška, siekiant sužavėti, suvilioti, užverbuoti, ar ne, būsimus karininkus. Tai lietuvių kalboje tas matyt geriausias atitikmuo ir būtų verbavimas, bet jisai skamba šiek tiek keistai. Tai dėl ko aš dabar apie tai kalbu, kad personalo paieškoje yra labai daug pardavimo. Ir jeigu čia salėje yra dauguma funkcinių vadovų, nebūtinai personalo specialistų, tai matyt pardavimo ir rinkodaros strategijas, tokias kaip push strategija ir pull strategija, visi tikriausiai žinote, ar ne? Tai personalo paieškoje yra visiškai tas pats ir galioja visi tie patys pardavimo dėsniai. Tai jeigu mes kalbam apie organizaciją, kuri renkasi tą push strategiją personalo paieškai, tai jinai būtent turėdama darbo poziciją stengiasi tą išplatinti ir kuo platesniam ratui žmonių, kad juos surinkti į vieną vietą, ar ne, ir tokiu būdu jau turėti tą imti tam tikrą žmonių, iš kurių toliau renkasi. Vėlgi mes nelabai randam sourcing tam žodžiu irgi lietuviškos atitikmens. Visaip čia ir su kolegom tariamės, ir su klientais. Ir iš tikrųjų tas yra priimta vadinti rinkotyra lietuviškai, bet tai irgi ne visai atitinka, ar ne? Tai yra surinkimas iš tų skirtingų kanalų. Tai tiek iš tiesioginio priėjimo, telefoninių kažkokių skambučių, aktyvių tų skelbimų platinimo ir panašiai. Kalbant apie tendencijas šitoj srity, įmonės vėlgi vakarų Europoje planuoja daugiau dėmesio skirti socialinių tinklų išnaudojimui, darbdavio įvaizdžio formavimui ir pačiam sourcingo procesui. Tai yra, kaip yra surandami tie žmonės, iš kokių kanalų ir kaip jie papuola į tą bendrą duomenų bazę. Push strategija, vėlgi, ar ne, tai nuo ko reikėtų pradėti.
visų pirma susikurti gerą tą darbdavio vertės pasiūlymą, tai yra, ką jūs kaip kompanija siūlote, kodėl tas žmogus turėtų norėti pas jūs dirbti. Tas pavardės, kurias jūs gaunate iš tų skirtingų kanalų, paversti kandidatais, kaip mes sakom, ar ne, nes pavardė dar nėra jūsų kandidatas ir tai reiškia, sudominti, įtraukti į patį procesą, įtikinti dalyvauti keliuose interviu ir, kaip jau minėjau, užtikrinti gerą kandidatų patyrimą. Tikriausiai, kaip ir pardavimuose, taip ir personalo atrankoje galioja visiškai ta pati taisyklė, kad išėjęs nepatenkintas žmogus iš jūsų tą praneš gal 20, man atrodo, vidutiniškai kitų žmonių, tuo tarpu patenkintas berods 8, ar ne, vidutiniškai. Tai čia galioja visiškai ta pati taisyklė. Jeigu jūs nesugebėsite sukurti gero kandidatų patyrimo, jie išeis, sakys, aš nenoriu dirbti pas tokį darbdavį ir matyt tą pasakys dar 20 savo kolegų. Kita strategija yra pull strategija arba ta vadinama pritraukimo strategija. Čia mes jau turim investuoti labai iš anksto, ar ne? Ir dirbti tam, kad tų aktyvių kandidatų pas mus būtų kuo daugiau. Tai vėlgi tiek visa komunikacija per socialinę mediją, per darbdavio įvaizdžio formavimą, per turėjimą CRM, kandidatų duomenų labai padeda kalbėtis su įdarbintais žmonėmis jau pas jūs, klausti, koks jiems buvo pirmas įspūdis apie jūsų kompaniją, kodėl jie pasirinko būtent jūs kaip darbdavi ir žinoti tuos savo privalumus. Taip pat, sakykime, kurti santykius su potencialiais kandidatais, dalyvauti kažkokiose jų susibūrimo vietose ar renginiuose ir būti žinomam tame socialinėme rate. Ir taip pat, užduoti savo klausimą, ar jūsų darbuotojai rekomenduotų jūs kaip darbdavi savo draugui, ar ne, ir kodėl. Tas vėlgi padės susidaryti tinkamą tą darbdavio vertės pasiūlymą. Ir jau beveik 50% įmonių šiandien vakarų Europoje tam išnaudoja ir marketingo skyrius. Tai reiškia, kad personalo valdymo funkcija susijungia kartu su marketingu tam, kad gerinti savo kaip darbdavio įvaizdį, tam, kad investuoti ir kurti tą lengvesnę pritraukimo strategiją ateityje. Tas iš tikrųjų labai svarbu, kaip jau sakiau, nes sąsajų arba metodai yra visiškai tie patys, ar ne? Mes kartais juokiamės su kolegom, kad jaučiamės kaip reklamos agentūra savo klientams, nes mūsų darbas būna ne tai, kad atrinkti, bet pirmiausia pritraukti, sudominti, pasiekti skirtingais kanalais žmonės. Taip pat nebijoti, kaip sakiau, išnaudoti ir savo esamų resursų. Aš tokį kaip labai mažą pavyzdį įdėjau visiškai nieko nekainuojant ir nekaltą savo vieno kolegos postą Facebook'e. Tai mes juokiamės, kad jis tą padarė taip visai nevalingai, ar ne, įrašydamas, kad kasdien gyvenu kaip siūt seriale. Bet galbūt tai padės mums ateityje pritraukti vaikinų rekruterių, ar ne, nes jų labai trūksta rinkoje. Tai mes pasijuokėm, kad vėlgi tai yra būdas, kuris nieko nekainuoja, bet padeda kurti tą įvaizdį apie kompaniją ir pritraukti tuos darbuotojus. Dar šiek tiek apie darbdavio vertės tą pasiūlymą ir darbdavio įvaizdį. Aš gal čia irgi labai nesiplėsiu, nes šita teorija yra žinoma visiems marketingo specialistam ir tai yra standartinė ta prekinio ženklo valdymo įrankis, labai labai senas ir visiems žinomas, ar ne, tai kad tai yra ko jūs norite būti, ar ne, kas iš tikrųjų esate ir kaip jūs mato kiti. Ir kuo mažiau šitas susidengia, tie visi 3 ratai, tuo iš tikrųjų tas įvaizdis yra toks padrikesnis ir nevientisas. Kiekviena organizacija turi darbdavio įvaizdį. Nesvarbu, ar jūs į jį investuojate, ar jūs į jį neinvestuojate. Tai čia jau yra jūsų sprendimas, ar jūs paliekate šitą kaip
dalyką vystyti savaime, ar jūs norite jį kažkaip įtakoti kaip darbdavys, kaip kompanijos vadovas. Ir labai daug kompanijų iš tikrųjų ir nesuvokia, koks yra tas jų darbdavio įvaizdis, kaip jos mato rinkoje. Tai labai gera priemonė būtent tiems 3 rutuliams artinti yra tas darbdavio vertės pasiūlymas, aš jau minėjau, ar ne, tai yra kokios vertės, kokios vertybės išskiria jūs ir leidžia jūs identifikuoti. Aš kaip dažnai sakau klientam, kokiais 3 žodžiais jūs norite, ar sakiniais, jūs norite būti apibūdinamas kaip darbdavys, ar ne? Ir tada mes turėsime tą, ko mes norim būti, tada klausti darbuotojų, o kokiais jūs 3 sakiniais apibūdintumėte jūs kaip darbdavi, ar ne, jie matyt irgi paminės. Ir taip pat labai svarbu žinoti rinką, žinoti tą talentų, potencialių jūsų darbuotojų, mes vadinam išorinių talentų grupės. Tai yra, ką apie jūs, kokiais 3 sakiniais jūs apibūdintų jūsų potencialūs darbuotojai. Ir jau tada žiūrėti, kaip iš to išsigryninti vieną tą bendrą vaizdą. Labai dažnai darbdaviai net nesusimastydami investuoja didžiulius pinigus į įvairias socialinės veiklas organizacijoje, į visokius paketus, stalo futbolus, dviračius ir panašiai, net nepamastydami, ar tas iš tikrųjų reikalinga ir ar to nori darbuotojai. Šituo tikslu mes kiekvienais metais, tiksliau, kas 2 metus darom tokį tyrimą IT rinkoje, kas yra svarbiausia arba kaip tas vertės suvokia IT rinkos dalyviai. Tai klausim jų iš pradžių, kaip jie apibūdina savo darbdavius ir tada prašom išranguoti tam tikras tas savybės. Tai 14 metų rezultatai parodė, kad ir matuojam tiek pasitenkinimą darbu, tiek darbuotojų motyvaciją. Tai didžiausia įtaka iš tikrųjų vis tik 14 metais turėjo darbo užmokestis, o pasitenkinimui darbo lanksčios darbo sąlygos. 16 metais mes labai tikėjomės iš tikrųjų, kad darbo užmokestis praras savo svarbą šitose prioritetuose, bet vis tik tiek programuotojų, tiek kitų IT specialistų imtyse darbo užmokestis išlieka svarbiausias ir tada yra didelės asmeninio augimo galimybės ir kaip matom, pažangių technologijų naudojimas, lanksčios darbo sąlygos. Tai reiškia, kad darbuotojams svarbu, kuo jie taps, kas jie bus, ar ne, ir dirbdami šioje kompanijoje, kokias kompetencijas jie įgys. Tai kartais irgi verta pagalvoti ir apie jūs, kaip apie darbdavį, tai kas vis tik jūs išskiria šitose srityse. Ar jūs galite tai reklamuoti kaip jūsų vertę, kurią jūs sukūrėt tiem savo darbuotojams. Na ir trečioji tendencija, tokia tikrai gana sudėtinga šiandienos vadovams ir manau, kad ne vieną vadovą varanti ir šiek tiek į neviltį, tai yra, kad tikrai auga ta savanoriška darbuotojų kaita ir jinai auga visose beveik srityse. Kaip matom, labiausiai vidutinius rezultatus vykdančių darbuotojų, čia yra pasaulinė statistika praeitų metų. Ir darbuotojų kaita didėja gana stipriai, ar ne, matom nuo 9 iki 16%, čia buvo 14 metų duomenys, 15 metų Hay Grupo duomenimis vakarų Europoje darbuotojų kaita vidutinė siekia beveik 25%. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad per 2 metus pasikeičia pusė įmonės darbuotojų. Vidutiniškai, ar ne? Mes matyt kalbam apie visą imtį nuo darbininkų iki vadovų ir kiekvienoje srityje gali ta šiek tiek skirtis, bet tie skaičiai jie tokie gana yra worrying, ar ne, keliantis nerimą. Tai dėl ko? Dėl to keičiasi mentalitetas darbuotojų, ateina nauja karta darbuotojų, pati ekonomikos dinamika, jinai didėja. Galimybių jauniems žmonėms yra vis daugiau, tas ypač dabar matosi Lietuvoje, ypač Vilniuje, ar ne, kas dirba tikrai žino, kad jaunam žmogui šiandien dienai po universiteto rasti darbą tikrai nėra labai sudėtinga. Ir
labai man patiko šitie skaičiai, kad 41% Y kartos tėvai sako, kad dirbti vienoje įmonėje reikia 5 metus minimum, ar ne? Tai tik 13% Y kartos su tuo sutinka. Tai vėlgi tas yra gana įdomus tie rezultatai. Tai tas iššūkis vadovams tikrai labai didelis. Tiek atsirinkti kuo greičiau žmonės, kad jie būtų tas kaitos amortizavimas kuo greitesnis, tiek ir juos adaptuoti, kad jie kuo greičiau pradėtų nešti įmonį rezultatą. Nes galbūt jeigu tas išdirbimo laikas seniau vidutinis buvo 4,5–5 metai, kalbu vėlgi apie Vakarų Europą, tai šiandien dienai jisai taip artėja prie 2,5 metų, ar ne? Tai mes turime tą vertę iš darbuotojo gauti vis greičiau ir greičiau. Tai kaip dabar atrinkti, ar ne, ir ką vertinti atsirinkant darbuotojus, kad tas procesas būtų kuo greitesnis. Tokį radom labai įdomų tyrimą ir šiek tiek papasakosiu. Vieni Šveicarijos mokslininkai tyrė Facebooko laikų sąsajas su žmogaus asmenybės savybėm pagal tokį didžiojo 5 asmenybės teoriją, kas psichologai tikrai esat girdėję. Ir lygiagrečiai vertino, kiek tai sutampa su tuo, ką apie žmogų mano kiti jo bendradarbiai, kolegos, draugai ir sutuoktiniai arba antros pusės. Tai iš tikrųjų labai įdomus tyrimai, nes Facebooko duomenų analizė buvo geriau nuspėjanti žmogaus asmenybę nei jo draugai ir kolegos. Ir beveik tiek pat gera, kiek patys artimiausi jūs tie antros pusės, ar ne? Tai mes juokiamės, kad galbūt ateityje ir naudosime tokius įrankius kandidatų įvertinimui. Tiesa, asmeninių duomenų apsaugos įstatymai, jie matyt irgi neatsilieka ir greitėja taip pat kaip ir tie metodai, tai galbūt ir ne, ar ne, bet tokie metodai jie yra kuriami. Tai kaip mes šiandien vertinam, aš labai trumpai pristatau mūsų vertimo metodiką, jų yra be galo daug ir gali labai skirtis. Tai mes vertinam ekspertinės kandidatų žinias, tai yra toj pozicijoje, toj specialybėje, kurioje dirba, tada jų valdymo įgūdžius, tiek resursų savo asmeninių, tai yra paprastai vadinant organizuotumas, ar ne, kaip jis geba organizuoti informaciją ir taip pat žmonių valdymas, jeigu to reikia darbe. Intelektualinės galimybės labai svarbu įsivertinti žmogaus potencialui, numatyti. Ir šiandien dienai netgi IT pozicijoms arba tų tiksliųjų mokslų pozicijoms turime visai atskirą įrankį, kuris būtent skirtas matuoti analitiniam gebėjimui ir ten tada nereikia daryti viso to IQ testo. Ir asmeninis stilius. Tai kas tas asmeninis stilius? Visi irgi matė tikriausiai tą vadinamą auksinį rutulį. Tai jeigu vertinant kompetencijas, mes dažniausiai vertinam, ką tas žmogus daro, tai labai retai vertinam, kaip jisai tą daro, ar ne? Ir labai dažnai mums tekia susidurti su vadovais, kurie sako, nu tai ką tu darei? O kaip tą žmogus darė, ne visada ir yra vertinama, ar ne? Tai nepamirškit to, taip pat nepamirškit, kodėl tas žmogus tą daro. Tai yra, kas yra jo driveriai, kodėl jisai, sakykime, priima vienus ar kitus sprendimus. Kalbant apie jau įdarbintą darbuotoją, kai mes jį atsirinkome, labai svarbu yra du tokie dalykai irgi yra tekę visiems girdėti, įsitraukimas ir įgalinimas, ar ne? Tai turiu jūs nuliūdinti, kad efektyvus darbuotojas, maksimumas savo pasiekęs efektyvumo, ar ne, tai bus tas, kuris yra ir įsitraukęs asmeniškai degančiom akim, kaip mums dažnai vadovai sako, ir įgalintas, tai reiškia, jam netrukdoma dirbti, ar ne? Profesorius prieš tai minėjo, kad valstybė turi netrukdyti verslui dirbti, tai labai dažnai ir vadovams svarbu sukurti sąlygas tiems darbuotojams dirbti. Tai įsitraukimas, kaip jisai atsiranda,
aiškus tikslai organizacijoje, pasitikėjimas lyderiais ir netgi kokybė ir orientacija į klientą organizacijų įtakoja iš tikrųjų darbuotojų įsitraukimą. Ir to rezultatas yra atsidavimas ir papildomos pastangos. Šitą tyrimą atliko Hey Grupas visam pasaulyje. Ir kaip bebūtų keista, didžiausia įtaka visų šitų 6 faktorių sąraše turi pasitikėjimas lyderiais. Tai reiškia, mes kaip vadovai turim būti tie, kurie įkvepiam, uždegam ir žmonės mumis pasitikė. Tuo tarpu įgalinimas tai jau yra tokie daugiau organizacijos, tvarkos arba higienos dalykai. Vėlgi, iš ko išvada yra ta palanki darbo aplinka ir optimalios tos pareigybės. Šitame visame sąraše nedideliai ženkliai daugiausia įtakos turi procesai ir struktūra. Tai reiškia, kad didžioji dalis žmonių vis tik jaučiasi gerai dirbdami tvarkingoje aplinkoje. Aišku, mažose organizacijose galbūt yra priešingai ir yra tikrai dalis darbuotojų, kurie būtent dėl per didelio procesizavimo organizacijose nori eiti į mažesnės organizacijas, bet atsakomybių ribos ir struktūra jinai vis tiek turi būti aiški. Tai baigiant, tai kaip vis tik laimėti tą karą dėl talentų, kuris šiandien vyksta, tai visų pirma optimizuoti savo paieškos procesą. Kaip ir kalbėjom, ar ne, naudoti visus paieškos kanalus iš karto, kad galėtumėte greitai priimti sprendimą, kad matytumėt visą rinką, 100% rinkos, ne 17% ir galėtumėte drąsiai priimti sprendimą. Nepamirškit, kad atranka vyksta abiejose stalo pusėse. Aš kartais juokaudama klientams sakau, žinokit, grožio konkursas vyksta ir kitoje pusėje, ar ne? Kad kandidatai irgi renkasi. Dėl to, svarbu šitą žinoti. Išmokę surasti, galvokit ir kaip prisitraukti. Tai kaip sudominti, dirbkit su savo darbdavio įvaizdžiu, formuoti tą savo darbdavio vertės pasiūlymą. Tikrai labai rekomenduoju pasišnekėti su esamais darbuotojais, su kandidatuojančiais ir stengtis gryninti tas savybės, kuriomis jūs norite būti apibūdinti kaip darbdaviai. Ir aišku, tam, kad jau išlaikyti, didinti tą darbuotojų įsitraukimą, ar ne, tai visų pirma gerai atsirenkant, klauskite, kodėl, nes vis svarbiau yra ta kultūra ir kad žmogus tikrai pritaptų organizacijoje ir taip pat sukurti tą įgalinančią aplinką. Tai tiek, dar vieną labai posakį, kurį mes naudojam darbe, tik tai niekaip irgi neina man išversti. Tai pradėkit verbuoti nuo pirmo momento, kai susitikot su žmogum, ar ne? Čia taip pat kaip atstovaujant savo organizaciją, kaip produkto pardavėja ar paslaugos pardavėja, jūs turite taip pat atstovauti savo organizaciją kaip darbdavys. Net ir šitoj konferencijoje jūs greičiausiai sutiksite savo būsimų darbuotojų, ar ne? Tai kaip jūs atrodote kaip darbdavys, tą labai svarbu suvokti. Ir linkiu sėkmės būrent savo svajonių komandas. Tai ačiū už jūsų dėmesį.